nesu savo video, man atrodo, asmertarius tylaus kalbėjimo, tai maždaug jisai skamba štai taip. Šiek tiek pritildžiau mikrofoną, kad nebūtų per garsu, pereinant nuo vieno video prie kito video. Tai va, tai taip, dažniausiai skamba tylus kalbėjimas. Aš labai retai jį darau, daugiau darau šnabždėjimą. Ir man labai patinka, kai žmonės klausia per mano ASMR video, o kodėl tu šnabždi? Nes tai yra ASMR. Nes tai, ką tu dabar žiūri, yra ASMR. Tai jeigu niekada neteko susidurti su tuo, sveikas atvykęs į ASMR pasaulį. Šitie video yra skirti nusiraminti, atsipalaiduoti ir galbūt, kad tau nepatinka šnabždėjimas, bet patinka tylus kalbėjimas. Arba gali būti, kad tau patinka abu. Tai gali parašyti komentarus, kuris tau labiau patinka. Ar tylus kalbėjimas, ar šnabždėjimas. Žinosiu, kokių video daugiau padaryti. Ir tikiuosi, kad atsipalaidavai per šį video. O jeigu nespėjai atsipalaiduoti per minutę laiko, nes tai yra labai tikrai mažas laiko tarpas, gali užsukti pas mane į YouTube. Tenai yra ilgesni video nuo 10 minučių iki 20 minučių iki pusvalandžio. Gali surasti video, kur įsijungsi ramiai ir klausysi ilgesnį laiką negu 1 minutę arba 2 minutės arba 3 minutės, kur dažniausiai tokio ilgio pas mane būna TikTok. Labai ačiū, kas jau mane stebit ir žiūrit, kad palaikot. Ir tikiuosi, turėsim dar didesnį lietuvių auditoriją. Ir noriu palinkėti tau, kad išsipildytų tavo visos svajonės, kad pailsėtum, būtum produktyvus, pasimokintum naujų dalykų, tobulėtum kiekvieną dieną ir iki